Sveiki. Jūsų ausytės glosto fermentuoti failai ir aš Karolis dažniausiai. Beje, aš. Bet ne visada. Beje, aš Rugilė Kotryna Alšauskaitė Baxter. O wow! O wow, jinai fleksinas tai savo visais vardais ir pavardėm. Nesakysiu, ką duoda, nes tu pati puikiai žinai, ką duoda. Tanokos tuos sarkastiškus. Taip. Elena, nežinau, Rūta, Putytė, brūkšnelis, Jėger. Janson. Janson, jo. Gerai, iškirpsiu šitą ir aš Rugilė. Ne. Nu čia žodžiu, čia. Iškirpsiu tą dalį apie bairius, bet paliksiu tą dalį, kur sakai visą pilną savo vardą pavardę. Čia tiesiog yra draugiškas linktelėjimas galva mūsų senam draugui Tanokui. Ir jo nuostabiai satyrai. Taip. Ir galėtume sakyti, kad eikit susiras, bet realiai galite rasti jo tik Facebooko paskyrą, bet ten, man atrodo, daugelio senų dalykų nėra gal. Tai, kad man aš turiu atrodo, parsisiuntęs tos archyvus. Ai, jo. Nu, nežinau. Nu, tai yra dabar jo naujų postų, bet senųjų tai gal net nebėra. Žodžiu, reikėjo jums tam būti tada, kai galėjo būti, žinai. Kam reikia, tas žino. Reikėjo būti. Jo. Pirmasis žinomas Lietuvoje Facebooko trolis Jessica Jessicutė. Tai bet tai ne tik Facebooko trolis. Ne, bet jisai, bet čia buvo, atsimenu. Facebooko ir didžiausias pasididžiavimas. Jo. Nu, žodžiu. Legenda, ikona, karalienė. Mylim, pasilgam. Gerai, tai žodžiu, Karolis su vienu vardu ir tada aš su 4. Sveiki atvykę į 51 epizodą. Kuriame Karolis? Kuriame realiai galiu pasakyti tiek, išrūšiuosiu jūs visus tiesiog. Sudėsiu į konteinerius ir išrūšiuosiu realiai. Tiek aš galiu pasakyti. Tai tu mūsų susvedėni šiukšlėm. Aš taip nesakiau. Bet tu tai supanavai. Aš taip nesakiau. Čia yra tavo žodžiai, aš taip nesakiau. Ne. Turiu omeny, taip. Taip. Tai ką žinau, važiuojam turbūt. Aš noriu sakyti, kad bus trumpesnis epizodas, bet nemanau šiaip. Nuoširdžiai tai abejoju. Okay. Bet kol mes atsidarinėjame, kviečiame prisijungti jūs į mūsų Patreono puslapį. Gal reikėtų kokį kodą duoti vėl? Davai. Vėl turėsiu bypint. Nes ugninė ten tomatai. Tanoka 15. Tanoka 15 duoda jums 15% nuolaidą pirmo mėnesio narystė į Patreonę iki sausio pabaigos, tarkim. Jeigu ką, tai Tanoka kaip Tanoka Berdas. Tiesiog. Taip kaip girdi, taip ir rašo. Tanoka 15. 1,5. Jei ne matematika, mergaičių matematika. Taip. Tai galbūt netgi šiuo metu, kai klausote šitą epizodą, jūs esate, pavyzdžiui, prekybos centre. Nereklamuosim jokių, kol neremia, bet jeigu kažkuris norėtų paremti, tai žino, kur kreiptis. Nu ir va jūs stovit prie kasų, jūs ten skanuojat arba patys savo prekytės, arba jums skanuoja jūsų prekytės kas nors. Ir suprantat, kad, nu va, neturit maišelio. Ir tada jūs pasižiūrite maišelių skyrių. Ir turit priimti sprendimą. Jūs galit pasiimti plastikinį maišelį, jis gal ten pigesnis ar tokios pačios kainos kaip popierinis, bet dienos pabaigoje jūs žinote, kad jūs nusipirkę tą maišelį esate atsakingi už jūrų vėžlio pasmaugimą kažkur ramiajam vandenyne. Nu ir jūs, kadangi esate geri žmonės, jūs pažiūrite tada į popierinį maišelį ir galvojat, popierius, ekologija, jei.
Pasiemat popierinį maišelį, susikraunat savo produktėlius, ten kokį nors, nežinau, donytę kažką, gal avokadą kokį tai, ar dar kažką. Prezervatyvus. Fermentuotą gėrimą, galbūt netgi kažkokį tai vieną kitą, gal net ir stipresnį gėrimą. Nu ir bet žinot, jeigu esat Lietuvoj, staiga lyja, jūs einat, jūsų maišelis sudrėksta, rankenytės nuplyšta ir viskas yra ant žemės. Bet hei, jūs bent jau gelbėjat planetą. Ir čia toksai vienas žmogus iš jūsų labai stipriai pasijuoktų. Ir galbūt sakytų, kad kaip tik labiau teršiate planetą, negu ją gelbėjate. O tas žmogus yra toksai, jeigu negirdėjot, Stenas Gustafas Tulinas. Jisai, jeigu negirdėjot netyčia, yra išradėjęs vieno iš dalykų, kurį ką tik apibūdinau. Nes 1959 metais jisai išrado plastikinį maišelį. Ir ironija yra tokia, kad plastikinį maišelį išrado tam, kad naudotume mažiau popierinių maišelių. Dabar mes naudojam popierinius maišelius tam, kad naudotume mažiau plastikinių maišelių. Tai realiai apsisukom kaip žiurkikės rate. Nu bet gerai, grįžkime į 50-uosius ir kaip čia viskas buvo ir kodėl mes atsidūrėm tokioje situacijoje, kokioje atsidūrėm. Pokario Europą ir viskas, ką mes turim, tiksliau ne mes, nes mes dar negimę, bet žmonės gyvenantis ten viską, ką turi, tai popierinius maišelius. Popieriniai maišeliai atsiranda ne iš bet kur, o iš medžių. Mes kertam senus miškus tam, kad pagamintume maišelius, į kuriuos susidėtume vieną ten ar du kartus kažką ir išmestume iš šiukšliadėžę. Nu ir mūsų Stenas Gustafas Tulinas sako, nėra tai efektyvu. Jis buvo inžinierius įmonėje Celoplast. Pažiūrėjo į duomenis ir sako, žiauriai daug iškertama miškų, sunaudojami ten visokie chemikalai apdorojant, daug sunaudojama vandens, energijos ir visa kita. Tai jis nuėjo į laboratoriją ir sako, reikia kažką padaryti, kas būtų lengva, stipru ir ilgaamžiška. Nu ir jis sukūrė maišelį iš naujos medžiagos polietileno. Tulinui realiai tai buvo stebuklas, nes tai buvo lengviau už popierių, stipriau už popierių, atsparu vandeniui. Tai buvo tobulas daugkartinio naudojimo įrankis. Jo sūnus Raulis Tulinas nesenai vienam interviu sakė, kad turbūt jo tėčiai mintis, kad žmonės šiuos maišelius tiesiog išmes, atrodytų absurdiška. Pats Stenas Gustafas Tulinas daugybę metų nešiojosi kišenėje vieną plastikinį maišelį. Tik vieną. Jis jį suglamžydavo, jis dėdavo į kišenę, jis traukdavo ten pietums ar pietus susidėjęs, parsineždavo namo ir vėl jis dėdavo atgal. Jis realiai galvojo, kad jisai išsprendė didžiulę miškų kirtimo krizę. O ką padarė mes? Mes paėmėm puikų išradimą ir sakom, čia yra vos ne vienkartinė šiukšlė. Praeina kažkiek laiko, mes pradedam drausti plastikinius maišelius tam, kad grįžtume prie popieriaus. Bet čia netikėkit mano žodžiais, o atsiremkime į mokslą. Popieriniam maišeliui pagaminti reikia 4 kartus daugiau energijos nei plastikiniam. Ir jis yra sunkesnis, todėl ir jeigu, pavyzdžiui, reikia nuvežti 1 milijoną maišelių į sandėlį Vilniui, plastikiniams maišeliams gali užtekti maždaug 1 sunkvežimio, popieriniams reikėtų 7 sunkvežimių. Tai 7 kartus daugiau dyzelio, 7 kartus daugiau išmetamųjų dujų, 7 kartus daugiau anglies dvideginio atmosferoje. Taip pat grįždami prie popieriaus mes naikiname atmosferą tam, kad išgelbėtume vandenyną. Keičiame realiai vieną aplinkosaugos skolą į kitą ir darome tai todėl, kad tai atrodo teisinga. Bet kodėl atrodo teisinga? Kodėl jaučiame tą gilę beveik religinę kaltę dėl plastiko, bet ne dėl popieriaus? Todėl, kad buvome užprogramuoti ją jausti. Ir šitoje vietoje jau gal, jeigu dar neaišku, tai šiandien pasakosiu apie realiai rūšiavimą kaip konspiraciją, nes yra daug elementų, dėl ko tai galima laikyti labiau konspiraciją negu realiai normaliu
įprastu reiškiniu. Ir galbūt šitas podcastas, tikiuosi, neturės labai neigiamos įtakos rūšiavimo rodikliam, bet gal turės kokios nors kitos teigiamos įtakos. Tai iš kur kilo šita konspiracija ir kaip iš esmės viskas atsirado? Štai vietoj mums reikėtų arba prisiminti, arba susipažinti su tokia reklama, kuri vadinasi Verkiantis indėnas. Jeigu viskas gerai, tai jam kur nors yra, bet tiem, kas klauso, o nežiūri, tai trumpai papasakosiu, nes tai yra viena garsesnių reklamų istorija. 71 metai, nuotaikėlė yra, tokia įtempta. Vyksta Vietnamo karas, ką tik praėjo ir pirmoji žemės diena. Kai Hongos upė Ohajoje iš tikrųjų pati upė užsidegė, nes buvo tiek užteršta. Žmonės tada pyksta ant korporacijų, pyksta ant pramonės ir panašiai. Tada televizijoje pasirodo reklama. Reklama realiai vaizdas gana įprastas, tai yra kanoja, o kanojoje sėdi indėnas. Ten stoiškas, gražus, vilkintis tradicinius ten tuos odinius drabužius ir irkluoja upę. Bet upė, ji nėra švari. Ji pilna šiukšlių, negyvų žuvų, padangų. Jis priplaukia prie vietos, kur greta upės yra greitkelis, stebi automobilius, kurie važiuoja to greitkeliu ir vienas pravažiuojantis automobilis išmeta greitojo maisto maišelį tiesiog po kojomis. Ir tada kamera iš lėto pritraukia indėno veidą ir įvyksta tas tobulas reklaminis momentas, kur nubėga ašarėlė jos skruostų. Ir tada balsas už kadro sako, žmonės pradeda taršą, žmonės gali ją sustabdyti. Visi verkia, Oskar jau čia byra iš dangaus, mes visi norim verkti su juo. Ir tada gal pasižiūrė į ten šiukšlės, kurias turi ir galvoju, o Dieve, aš esu pabaisa, aš esu monstras. Tačiau viskas šitoj reklamoje, ir net kai sakau viskas, tai labai viskas yra melas. Pradėkim pavyzdžiui nuo indėno. Indėnas nebuvo indėnas. Jo vardas buvo Espera Oskaras de Corti. Jis naudojo sceninį vardą geležinės akies kodis. Jis buvo italų kilmės amerikiečių aktorius iš Luizianos. Holivude jo karjera realiai buvo pastatyta ant kilnių laukinių vaidinimo, tai yra indėnų ir panašiai. Ir net pati ašara jinai nebuvo tikrai, buvo tiesiog glicerino lašas, kurį uždėjo grimuotojas. Antras melas, ir čia jau labiau mums dominanti konspiracinė pusė, tai reklamos nemokėjo kažkokie tai aplinkosaugininkai arba ten kažkokia organizacija susijusi su šitais dalykais, nebuvo tai nei Greenpeace, nei ten dar kažkas. Ją apmokėjo organizacija pasivadinus labai gražiai. Išsaugokime Ameriką gražią. Skamba kaip labdaros organizacija, atrodo viskas yra gerai, bet ją 1953 metais įkūrė amerikietiška skardinių kompanija ir Owens, Illinois stiklo kompanija. O vėliau prisijungia tokie galbūt kai kuriems girdėti prekių ženklai kaip Coca-Cola ar tai Pepsi. Ne. Žinau, čia toks biškinėšinas dalykas, tai jo, bet kai kuriems gal bus girdėti. Ir prisijungia kodėl? Tam, kad mokėtų milijonus dolerių už reklamą prieš šiukšlės? Tikrai ne. Todėl, kad jie buvo mirtinai išsigandę. 60-ame dešimtmetyje tokios valstijos kaip Vermontas bandė uždrausti vienkartinius butelius. Jie norėjo priversti įmones naudoti daugkartinius stiklinius butelius. Ir jeigu kažkas iš mūsų klausytojų augo sovietmečiu, tai tikrai turėtumėt prisiminti tokius kaip sunkus stikliniai pieno buteliai ar ten kefyro buteliai su folijos dangteliu, kurių tu panaudojęs neišmeti, o ten neši atgal kažkur ar susirenka, nežinau, aš nebuvau sovietmečiu, bet girdėjau, kad taip kažkaip būdavo.
Bet esmė, kad tuos butelius panaudodavo antrą kartą, trečią kartą ir labai daug kartų, nes stiklas lėtai dėvisi. Ir tai buvo tikroji žiedinė ekonomika, apie kurią mes dabar daug kalbam. Bet tokia kaip Coca-Colai, tokia sistema yra tiesiog to žodžio prasme košmaras, nes jin yra baisiai brangi, reikia surinkti sunkius butelius, reikia tikrinti, ar jie ten neįskilę ar kitaip nepažeisti, reikia juos plauti. Ir kam visą tai daryti, kai tuo tarpu yra visiškai geresnė alternatyva tiesiog pagaminti daug pigių plastikinių butelių, parduoti tuos butelius jums ir daugiau negalvoti, ką su tais buteliais daryti. Tai kai valdžia pagrasino uždrausti vienkartinius indus, pramoniai reikėjo būdo nusiimti kaltę nuo savęs ir uždėti kažkam kito. Ir jie išrado tokį terminą kaip šiukšlintojas. Tai psichologinis realiai ginklas, kuris 100% perkelia kaltę nuo gamintojo ant galutinio vartotojo. Jei aš jums parduodu butelį, kuris sukurtas išlikti 400 metų ir jūs jį išmetate miške, kieno tai kaltė, iki 50-ųjų žmonės būtų sakę, kad tai gamintojo kaltė, nes jie pagamino kažką tokio neekonomiško. Tačiau Keep America Beautiful arba Išlaikykime Ameriką gražią pakeitė scenarijų, jie išleido milijonus, kad įteiktų mums į pasąmonę, kad ne, butelis čia ne prie ko, kompanija, kuri pagamino butelį irgi ne prie ko, tu esi šiukšlintojas, tu esi nusikaltelis, tu esi blogas vyrukas mūsų situacijai. Ir jie tiesiog sėkmingai privatizavo kaltę ir socializavo išlaidas. Jie padarė atliekas jūsų, o tiksliau mūsų visų problema. Ir mes iki šiol sakom, this is good. Atsiprašau, ką? Tai yra gerai. Šiaip tai norėjau greitai tik tai pasakyti, kad tai, ką tik būdinai duoda du išvietą. Žinai? Ką tokį? Du išvietą. Gaslightinimą. Bet tai, yra iš esmės. Nu jo. Taip, realiai. Ar mes esame toksiškuose santykiuose su pramone? Jo. Tai jau išsiaiškinom, kad visą tą kaltę mums dar nevartojom, man atrodo, šito termino. Didžiosios korporacijos sumetė ant mūsų visą kaltę. Bet, yra juk rūšiavimas ir rūšiavimas tai jau yra good. Nes mes tai darom kasdien, yra konteineriai ten skirtingų spalvų, atvažiuoja sunkvežimiai skirtingi, susirenka ten skirtingus dalykus, išrūšiuoja, ten kažką padaro, perdirba, mes darom gerą darbą, taip sakant. Bet dokumentai rodo, sakykime, kitą dalyką. Prieš keletą metų NPR ir PBS Frontline žurnalistai atliko tyrimą pavadintą Plastiko karai. Ir jiems pavyko atkapstyti vidinius pramonės dokumentus iš 80-ojo dešimtmečio. Tai didžiausių pasaulio naftos ir plastikos kompanijų Exxon, Chevron, Dove dokumentai. Šie realiai memorandumai nebuvo skirti viešumai, viešoms akims, bet labiau susitarimas viduje. Vienoje ataskaitoje iš 1974 metų pramonės viduje inžinieriai buvo brutaliai atviri vieni kitiems. Vienas iš aukščiausio lygio vadovų pasakė, ir aš cituoju, kyla rimtų abejonių, ar plastiko perdirbimas kada nors gali tapti ekonomiškai perspektyvus. Tik primenu 74 metai. Realiai prieš daugiau nei 50 metų jie žinojo, kad tai, ką jie siūlo, tai iš esmės neveikia. Kodėl tai yra neperspektyvu? Ir čia vėl atsiremiam į chemiją ir ekonomiką. Paimkim skirtingas medžiagas. Pavyzdžiui, aliuminis. Fantastiška medžiaga, ir mūsų skarbonkės. Galima išlydyti skarbonkę, paversti ją naują skarbonkę ir daryti tą milijonų kartų, nes kokybės
prarandama minimaliai. Stiklas lygiai taip pat galima perdirbti belenkiek kartų. Plastikas yra kitoks, nes jis sudarytas iš ilgų polimero grandinių, tokia kaip spagečių gija. Ir kiekvieną kartą, kai lydomas plastikas, norint jį perdirbti, ta grandinė spagečių sukapojama į mažesnius gabalėlius ir ta grandinė realiai sutrūkinėja. Tai plastikas pradeda silpnėti, tada ten gelsta, praranda savybės ir panašiai. Tai paėmus, pavyzdžiui, kažkokį tai Big Corpo kolos gėrimo buteliuką, tu negali tiesiog jį perdaryti į tą patį buteliuką, nes jis bus per silpnas ir todėl reikia pridėti didžiulį kiekį pirminio, tai yra naujo plastiko į mišinį, tam, kad jisai taptų pakankamai geru plastiku. Ir dažniausiai niekas taip nedaro, o tiesiog paima tuos panaudotus buteliukus ir perdirba ten į žemesnės kokybės dalykus, kaip kokį nors ten kilimą, ar net kokį tai flisinį džemperį, ar tai parko suoliuką, ar tai dar kažką. Ir visa tai iš dalies skamba kaip geras dalykas ir kaip perdirbimas, bet labiau tai yra kokybės prastinimas, tai yra downcycling, lėta mirtis realiai. Nes tas pats parko suoliukas jis daugiau nebebus perdirbtas, jis tiesiog ilgesniu keliu eina į sąvartyną. O ekonomika yra dar prastesnė šito viso dalyko dalis, nes plastikas gaminamas iš ko? Ogi iš dinozaurų liekanų, tai yra naftos. Ir dėl skalūnų revoliucijos JAV, tai ir dujos yra pigios. Coca-Colai beveik visada pigiau nusipirkti šviežio tyro plastiko iš Exxono, nei pirkti mūsų išrūšiuotą, purviną ir išplautą perdirbtą plastiką. Tai jeigu jie žino, kad visą tai neveikia, kad tai yra brangu ir chemiškai neįmanoma, kodėl jie taip ten stumia visą šitą darbotvarkę? Nes jie nori parduoti jausmą ir parduoti gerą jausmą. Jie žinojo, kad jei visuomenė supras, jog plastikas yra amžina šiukšlė, visuomenė tiesiog sakys, tai gal nedarom plastiko. Todėl realiai jiems reikėjo parduoti kažkokią spragą, kuri padėtų nusiplauti jų nuodėmes. Ir tam jie davė mums trikampį. Ir čia kažkur pasirodys tas trikampis kažkurio metu, bet turbūt net nereikia jo rodyti, nes jūs jį puikiai žino. Tai yra besivienčios rodyklės ant daugelio plastiko pakuočių. 3 rodyklės, kurios sukasi ratu, universalus simbolis, kuris reiškia kabutėse gėrį. Ir tai yra viena didžiausių vagysčių dizaino istorijoje. 1970 metai 23 metų studentas Garis Andersonas studijuoja architektūrą Pietų Kalifornijos universitete. Ir vyksta dizaino konkursas pirmajai Žemės dienai. Užduotis – sukurti simbolį perdirbtam popieriui. Garis nupiešia 3 rodyklės, susuktas kaip Mėbijaus juosta, paprasta, elegantiška ir jisai laimi pagrindinį prizą. Gauna $2,500, pinigus panaudoja, kad galėtų pastudijuoti Švedijoje. Jis tiesiog pamiršta apie tai ir jis net nenutuokia, kad šitas ženklas taps labiausiai atpažįstamas 20 amžiaus simbolis. Ir kur atsiranda vagystės dalykas, jis niekad neužpatentavo šito simbolio. Jis buvo viešo naudojimo ir priklausė realiai visiems. Laiko juostoje pavažiuojam į 88-uosius. Ir plastiko pramonė, o tiksliau plastiko pramonės draugija turi bėdų. Miestai vėl pradėjo šnekėti apie tai, kad tas plastikas tai nėra mūsų geriausias draugas. Tai jie susirenka posėdžių salėj, plastiko pramonės draugija ir nusprendžia atlikti tokį triuką. Sukuria dervos identifikavimo kodus. Ir jūs juos puikiai žinote, tai yra skaičiukai nuo 1 iki 7, kurie yra ant plastiko gaminių, ten dugno šono ar kažkur. Jų tikslas buvo turėti kodus, kad perdirbimo gamyklos žinotų, kokio tipo tai yra plastikas. Ir skamba viskas gerai. Bet kartu, kad tie skaičiukai nebūtų tiesiog skaičiukai, jie dar ant viršaus uždėjo tą Gario Andersono perdirbimo rodiklių simbolį ir į viduriuką įdėjo, kaip žinom, skaičiukus. Ir
visas genialumas tame ir išlieka, kad paėmė simbolį, kuris reiškia perdirbti arba perdirbta. Ir mūsų smegenim šitas simbolis sako, tai yra gerai. Ir tada apviniojo aplink medžiagas, kurios yra realiai šiukšlės. Pavyzdžiui, numeris, jeigu matot vienetuką, tai yra vadinamas PET. PET yra perdirbamas, viskas yra visai neblogai. Numeris 2 yra HDPE. Vėlgi perdirbamas dalykas. Bet numeris 3 yra PVC. Tai yra toksiškas, neįmanoma perdirbti. Numeris 6 yra polistirenas, putplastis, realiai 98% oro. Jį transportuoti kainuoja brangiau nei verta pati medžiaga, niekas jo neperdirba. Numeris 7 yra kita, tai yra paslaptingas plastikų mišinys ir absoliuti šiukšlė. Bet kadangi visi turi nupieštas rodiklės, ką darom mes suvalgom maistą iš putplašio dėžutės, pažiūrim į dugną, pamatom rodiklės, galvojam, perdirbama, metu į rūšiavimo konteinerį. Ir šitoje vietoje mes atliekam rūšiavimo norą, wish cycling. Įmetėm į konteinerį, nes norėjom, kad būtų perdirbta, bet iš tikrųjų yra kaip virusas, nes kai tas putplastis patenka į perdirbimo gamyklą, jis subyra į milijoną mažų baltų granulių, užteršia stiklą, užteršia popierių, realiai gali sugadinti mašinas ir dėl vieno realiai mūsų rūšiavimo noro gali tekti išmesti visą partiją kitų medžiagų, kurios galbūt ir galėjo būti surūšiuotos. Tai surūšiavim šiukšlės tam, kad galiausiai jos būtų išmestos arba Lietuvos atveju dažnai sudegintos tose šilumos gamyklose. Bet Lietuva dar turi kitą tokį simbolį, vadinamai žaliąjį tašką. Irgi galima pastebėti ant įvairių pakuočių, dvi suspynusios rodiklės, viena tamsesnė žalia, kita šviesesnė žalia. Ir vėlgi gali sukelti įtarimą, kad tai reiškia kažkokį tai perdirbimą, bet ne. Žalias taškas tiesiog reiškia, kad pakuotę pagaminusi įmonė susimokėjo finansinį įnašą nacionaliniai pakuočių tvarkymo organizacijai. Tai realiai yra tiesiog kvitas, kurį uždėjo ant jūsų pakuotės. Jis nieko nesako apie tai, kas gali būti padaryta su pakuotė, tai labiau apie tai, kad buvo susimokėta už šitos pakuotės taršą. Važiuokim toliau. Tarkim, jūs esat geras pilietis ir aš manau, kad jūs esat geri piliečiai dauguma, kurią čia klausot. Jūs suvalgot jogurtą, jūs išplaunat jogurto indelį, ten atskiriat popierių nuo plastiko, įmetat į tinkamus konteinerius, ten tinkamą dieną, sunkvežimį atvažiuoja, išsiveža, viskas yra gerai. Tai kas įvyksta toliau su jūsų visom šitom išrūšiuotom atliekom? Jos patenka į medžiagų rūšiavimo įrenginį. Jis trumpinasi MRF, Materials Recovery Facility, vadinamas kartais MERF-u. Lyg tai būtų toks draugiškas animacinis herojus, bet ten nieko draugiško nevyksta. Turi milžinišką sandėlį, kuris greičiausiai atiduoda surūgusių pienų ir šlapių kartonų. Turim daug triukšmo, hidraulinių presų ir signalizacijų. Nu ir išverčia tą mūsų maišelį ant rūšiavimo linijos, kuri juda maždaug 1 metrą per sekundę greičiu. Ir pirmiausia, mūsų šiukšlytes peržiūri rūšiuotojai žmonės, kurie dažniausiai yra mažą atlyginimą gaunantis darbuotojai, kurie tiesiog stovi ant platformų virš konvejerio ir bando kiek įmanoma ten sugraibyti kokias nors sauskelnes, įsikropusią bateriją, maišelį su šuns išmatomis ar panašius dalykus. Vienas darbuotojas Belgijos rūšiavimo centre vienam žurnalistui sakė, kad, cituoju, mes esame kaip chirurgai, bet operuojame šiukšlės ir gauname minimalų atlyginimą. Ačiū jiems už tai. Tačiau žmonės visko pagauti negali, nes konvejeris juda toliau. Tada ateina antras žingsnis - magnetai. Didžiuliai elektromagnetai ištraukia plieninės skardinės. Tada ateina eilė sūkurinių srovių skirtuvui, kuris atskiria aliuminį. Irgi naudoja magnetinius laukus, kad realiai nusviestų aliuminio pakuotės nuo konvejerio. Ir kol kas viskas veikia visai neblogai, bet tada mes prieinam prie plastiko. Ir plastikas naudoja
plastikui naudojama dažnai optiniai rūšiuotuvai, tai yra kameros, kurios šaudo infraraudonaisiais spinduliais į plastiką ir bando nustatyti, koks tai tipas pagal tai, kaip šviesa atsispindi. Jei kamera mano, kad tai pavyzdžiui PET butelys, pirmo tipo plastikas, mažas oro gūsis nupučia jį į teisingą dėžę, vietą, whatever, kad ir kaip ten bebūtų. Skamba kaip aukštos technologijos. Bet yra problemytė. Kamera nemato juodo plastiko, nes pigmentas sugeria infraraudonąją šviesą. Taigi visi juodi plastiko dalykai realiai yra nematomi ir arba nueina galiausiai į sąvartyną, arba į sudeginimą. Taip pat kamera negali nuskaityti nešvaraus plastiko. Jeigu, pavyzdžiui, neišplovėt savo jogurto indelio, vėlgi kamera pasimeta ir nežino, ką daryti. Kitas dalykas, kamera negali nuskaityti daugiasluoksnių pakuočių, ko yra labai daug. Pavyzdžiui, tikrai Lietuvoje populiarūs bulvių traškučiai, kurie viduje blizga. Tai ta pakuotė sudaryta yra iš aliuminio suklijuoto su plastiku ir jų atskirti tiesiog neįmanoma. Jokia mašina ekonomiškai to padaryti negali. Jei ant kažkokio, sakykime, butelio, kuris perdirbamas, etiketė per didelė, ar ten kažkas deformuota, arba du buteliai susiglaudę, kamera vėl gali suklysti. Tai tyrimai rodo, kad optinių rūšiuotuvų klaidų lygis yra 20-30%. Tai reiškia, kad vienas iš 4 daiktų išrūšiuojamas neteisingai. Ir visa sistema yra sukurta greičiui, o ne tikslumui, nes laikas yra pinigai. Rūšiavimo centrui mokama už toną, jiems reikia apdoroti kuo daugiau, kuo greičiau. Todėl jie nelėtina konvejerio, kad padidintų tikslumą ir tiesiog leidžia klaidoms kauptis. Ir linijos gale mes turim didelius suspaustą plastiko kubus ir ryšulius, kurių kiekvienas sveria apie 500 kg. Nu ir tada šios ryšulius jau tada bandoma arba ten dar parduoti kažkam, kas išrūšiuojama, bet jeigu jame yra įsimaišę nešvaraus, tai yra netinkamo plastiko, tai niekas jo nepirks. Ir mums gal ir pasiekia, kad Lietuvoje turim neblogus tuos rūšiavimo centrus, bet net ir čia visko išrūšiuoti yra neįmanoma. Tai kas nutinka tiem neišrūšiuotiem pamestinukam, kartais jie guli tiesiog sandėliuose mėnesius, kartais jie išvežami į sąvartyną, kartais jie išvežami į tuos deginimo centrus, nežinau, šiaip gali, bet turbūt ten viską degina, man atrodo, panašu kaip vadinasi, bet prie Kauno yra ir Vilniaus ir visur. Arba kartais, tiksliau gal dažniau anksčiau negu dabar, jie siunčiami į rytus, apie ką tuoj pakalbėsim. Tai jei chemija neveikia, rūšiavimas neveikia, o simboliai yra melas, tai kur viskas dingsta. Pasaulyje kasmet pagaminame 380 milijonų tonų plastiko ir jis turi kažkur nueiti. 30 metų vakarai turėjo nešvarę paslaptį. To plastiko mes neperdirbdavome, mes tiesiog jį eksportuodavome. Krovėme į konteinerių laivus. Ir čia turbūt labiau didžiosios šalis, ypač turbūt Amerika, bet neabejoju ir iš Lietuvos to buvo. Ir siuntėme tuos laivus ne kur kitur, o į mūsų mylimą Kiniją, iš kurios daug to plastiko ir atėjo. Kodėl į Kiniją? Nes Kinija sparčiai augo. Jiems trūko žaliavų ir jie turėjo pigios darbo jėgos. Tad jie ėmė supirkinėti plastiko atliekas ir supirkdavo apie 70% viso pasaulio plastiko atliekų. Tai įmeti butelį į konteinerį ir nesvarbu, Vilniuje, Berlyne, Londone ar kažkur ir jisai realiai dingdavo. Ar galiu paklausti? Tačiau, taip. Tai ir iš ten dabar gimsta visi tamo daiktai, iš to plastiko supirkta? Ar tai yra jų mamytė? Ne visi, bet tikrai taip. Dalis tikrai taip. Nice. Tai galbūt, sakykime, patikslinant atsakymą,
gal jau nebe, Jo. gal labiau AliExpresso daiktai gimdavo, nes Temu dar nebuvo, nes 2018 metais visas šitas magijos triukas, kai tavo butelis dingsta, buvo nutrauktas. Kinijos vyriausybė pažvelgė į savo šalį ir pamatė, kad upės pilno šiukšlių, kaip toj reklamoje, oras toksiškas nuo atliekų apdorojimo ir jie pradėjo politiką su labai kietu pavadinimu nacionalinis kalavijas. Ir jie pasauliui sakė, stop, daugiau jokių šiukšlių mums nebesiūskit. Nu ir tada pasaulis šiek tiek pasimetė, laivai, kurie plaukė link Kinijos, irgi pasimetė ir nežinojom, ką daryti, bet tada atsirado silpnesnės įstatymais valstybės, kaip pavyzdžiui Malaizija, Turkija, Vietnamas, Indonezija ir šiukšlės pradėjo plaukti ten. Pavyzdžiui, tokį kaimą Malaizijoje, Džendžaroma. Rami vieta, apsupta palmių, aliejaus plantacijų, o dabar realiai labiau yra šiukšlių kalnas, pilnas vakarietiškų šiukšlių, kur gali iš pakuočio skirti ten kokį nors britišką šokoladuko pakuotę, prancūzišką vandens buteliuką ar maišelį iš Walmarto. Per naktį išdygo nelegalios perdirbimo gamyklos, žmonės su minimalios apsaugos kostiumais rūšiuoja toksiškas atliekas sandėliuose be stogų. Ventiliacijos, aišku, normalios nėra, saugios įrangos nėra, plastikas, kurio jau nebeįmanoma išrūšiuoti ir perdirbti, yra deginamas, oras pripildomas dioksinų ir furanų, kurios yra vienos kancerogeniškiausių mokslui žinomų medžiagų. Vietiniai tada pradėjo sirgti, kvėpavimo takų problemos, odos bėrimai, vaikai, kuriems nesustoja bėgti kraujas iš nosies. Ir kai Malaizijos vyriausybė sakė irgi, ačiū, nebereikia, pasiimkit savo šiukšles, tai vėl konteineriai užstrigo uostuose arba vis tiek pasiekdavo kažkokius uostus ir tapo tarptautiniu incidentu. Tai kai, žinot, užsiveria duris, kažkur galima išdaužti langą. Kadangi žlugo legali rinka, valdymą perėmė juodoji rinka. Pavyzdžiui, Europoje turime ekomafiją. Tai nėra kažkokia sąmokslo teorija iš Reddito, tai yra duomenys iš Europolo ir Interpolo. Jie skaičiuoja, kad nelegali prekyba atliekomis Europoje verta maždaug 15 milijardų eurų per metus. Verslo modelis paprastas, jūs esat legali perdirbimo įmonė, pavyzdžiui, Vokietijoje ar Italijoje, turite sandėlius pilnus plastiko, nebegalite siųsti jų į Kiniją, nebegalite siųsti jų į Malaiziją. Europoje jas perdirbti yra per brangu. Ir tada į jūsų ofisą ateina vyrutis su kostiumu ir sako, žiūrėk, aš paimsiu tai už 5 eurų už toną. Perdirbti kainuoja apie 200 eurų už toną. Aš paimu tik tai 5 eurų. Jūs neužduotate daug klausimų, jūs sumokat ir užsidengiat akis ir sakai, kad plastikas ten ir tipo, žinai, jūs susikrauna tą plastiką ir jis važiuoja į rytų pusę. Gal tai Rumunija, gal tai Bulgarija, galbūt Lenkija ir tada jis randa lauką arba kokį nors apleistą sandėlį, sudeda tenai šiukšlytes ir viską tiesiog padega. 2016 metais tik po Kinijos draudimo Lenkijos sąvartynuose kilo paslaptinga atsitiktinių gaisrų banga. 10 gaisrų per visą Lenkiją, kai kurie degė savaitėmis, o dūmai net buvo matomi iš kosmoso. Tai šiukšlėm buvo pasirinktas tobulas trintukas, nes jeigu sudegini krūvą, įkalčių lieka minimaliai, tu gauni pinigus, ir yra toks mažas trūkumas, kad vietiniai kvėpuoja toksinais. Tai galbūt tie patys vietiniai išmetė tas šiukšlės, tai gal patys ir to nusipelnė realiai dienos pabaigoje čia, žinai. Ne, tu gyveni ten, tai ne tavo cirkas, ne tavo beždžionės. Būtent. Bet Europos istorijos yra kaip Europos yra ir už Europos ribų tokių įdomesnių. Pavyzdžiui, netikėta Jungtinės valstijos, konkrečiau Kalifornija.
Šitą istoriją realiai skamba truputį kaip koks tai serialo siužetas. Tai istorija apie Kalifornijos išpirkimo vertę, arba tiksliau tai tiesiog Kalifornijos taromato atitikmenį. Kaip ir Lietuvoje, perkant gėrimą, susimokamas 5 ar 10 centų užstatas, kai grąžini tarą, atgauni pinigėlį. Tačiau kaiminystėje Arizonoje jokio užstato nėra, nieko tu negauni ir panašiai. Ir čia, jeigu jūs esate verslus žmogus, jūs iš karto turėtumėt matyti galimybę. Taip. Jeigu nusipirki skarbonkę Arizonoje, išgeri ją ir nuveži į Kaliforniją, uždirbi 10 centų. Tai nelegalu, bet dėl vienos skardinės, kam rūpi, žinai? Bet kas jei mes paimam 178 tonas skardinių? Tik tiek. 2023 metais Kalifornijos agentai sulaikė didžiulę šeimos valdomą kontrabandos gaują Riverside apygardoje ir ši šeima vežė ne kokainą, jie vežė aliuminį. Jie išsinuomodavo vilkikus, važiuodavo į Arizoną, prisikraudavo milijonus suspaustų skardinių, kurios neturėjo jokios užstato vertės, perveždavo jas per sieną į Kaliforniją į perdirbimo centrus ir kai kurie iš tų centrų dalyvavo pačioj aferoj. Ir jie tai pavogė 7,6 milijono dolerių iš valstijos vyriausybės. Wow. Tai Nice. jo, tokia paprasta plataus masto kriminalinė istorija. Turėjo vairuotojus, turėjo slėptuvės, turėjo suklastotus dokumentus, turėjo netgi žvalgus, kurie stebėjo teisėsaugą. Nice. Ir kodėl aš tai pasakoju, nes tai rodo, kad sistema yra realiai sugedusi. Kai sistema yra tokia sudėtinga ir tokia dirbtinė ir taip pagrįsta pinigais, o ne ekologija, tampa žaidimo aikštelė sukčiams. Perdirbimo sistema negelbsti planetos, ji labiau finansuoja nusikaltimus. Bet tarkime, hipotetiškai, kad viskas, ką pasakiau iki šiol, yra išsprendžiama. Turim puikią valdžią Lietuvoje, tikrai galite išspręsti, matau viską realiai, bet ką. Pasakysim, kad perdirbimas yra LRT ir tai viskas. Atsiprašau. Recidivistas tu kažkoks. Laisvo žodžio. Nu gerai, tarkim Lietuvos valdžia gauna geresnės rūšiavimo mašinas, priema griežtesnius įstatymus ir sustabdo realiai mafijas, uždaro tą visą ciklą. Ir viskas kaip ir būtų neblogai, bet mes pamiršom vieną tokį labai mažą dalyką, kuris gal yra vienas blogiausių dalykų. Ir tai yra dalykas, apie kurį jūs visi girdėjote, tai yra mikroplastikas. Tai mažytis bet kas plastikiukas. iš tikrųjų yra? Tai mažyčiai plastiko gabaliukai. Tai kaip plastikas suyra, ten vandeninė sąvartinė arba skalbimo mašina jūsų, jis neištyksta, jis tiesiog tampa mažesnis, kol pasiekia dydį, kuris yra mažesnis nei 5 mm. Ir tai yra, jeigu mažiau nei 5 mm, tai yra mikroplastikas. Jeigu tampa dar mažesnis, jis gali tapti nanoplastiku, kurių net nelabai matosi su įprastu mikroskopu. O tai ar gali būti kiloplastikas? Ar yra kiloplastikas? Jo, aš čiūriu. Ar yra megaplastikas? Tai pavyzdžiui, kiloplastikas, nežinau kiek skaliai ten iki kiek žinai dydžio, bet pavyzdžiui, kokia nors plastikinė valtis gal jau galėtų būti kiloplastikas. O gigaplastikas? O megaplastikas galėtų būti plastikinis baseinas, Jo. kaip jūs, pavyzdžiui, turit Lanzarotį, žinai. Ne baseinas, su kūrinė vana. Ne, aš kalbu apie tuos jau, kur tą butą, tai yra tą namą, kur žiūri dabar. Tai ten tai tiesiog įmūrytas ir žemintas baseinas. Ok, ne bet būna plastikas. tokie, kur tipo plastikas, aš žinau, kas turi galvoje. iškasta ir įdėtas plastikas. Kas dar galėtų būti jau gigaplastikas? Nežinau, kažkas dar didesnio. Tas. Koks nors tai tie, žinai, kur būna, kur vaikai šokinėjo. Ne trampolinas, bet batutai? bet tie, kur ten pilis būna visokios pripūstos. Tai batutai, jo. Ar jos taip vadinasi? Pasilinksminimu? Nes batutai tie apvalūs, aš galvoju. Bet žodžiu, aš kalbu apie tas didelės, kur visokiai yra ten Jo. ir slaidai ir ten. Jo, varafs.
Atsiprašau, nesvarbu. Tai šitas dalelės jos yra visur. 22 metais mokslininkai pirmą kartą rado mikroplastiko žmogaus kraujyje. Jie ištyrė 22 anoniminius donorus Nyderlanduose ir 80% iš jų turėjo plastiko savo venose. Tai gali būti PET, polistirenas, polietilenas, realiai tos pačios medžiagos, kurios dabar turbūt yra aplinkui jūs. 24 metais jie rado mikroplastiko žmogaus sėklidėse, tada ir placentose, plaučių audinyje ir smegenyse. Tai realiai šiuo metu tas dalykas, kuris padeda jums suvokti, ką aš čia pliurpiu, jau kad ir kiek laiko eina šitas podcastas, galbūt yra su plastiku apsuptas. Tai bus to kaip su tuo, žinai, kad po to kūnas ten kiek 70% vandens kaip agurko, tai to bus 7% mikroplastiko. Tavo kūnas 7% kaip maišelis. Ir tada daina, do you ever feel like a plastic bag? Ta prasme, ne tai, kad jaučiuosi, bet labiau gal esu. Metodinis vaidinimas, žinai, taisi. Jo. Oh my god. Turėjai galvoje, o mano dieve, šiaip. O mano dieve. Tai niekas nežino, ką mums daro visas šitas plastikas, nes tyrimai dabar tik tai prasideda. Bet ankstyvieji tyrimai su pelėmis rodo, kad mikroplastikas gali pereiti kraujo smegenų barjerą, jis gali sukelti uždegimus, gali sutrikdyti hormonus ir panašiai. Vėlgi, tai nėra įrodyta, bet pastaruoju metu vakarų pasaulyje vyrų spermatozoidų skaičius nuo 80-mečio sumažėjo maždaug 50%. Nesakau, kad tai susiję, nes dar neįmanoma įrodyti, bet laiko juostos sutampa. Jo. Tai tiesiog. Nu, bet ne tik žmonės, realiai visoje maisto mitybos tai yra grandiniai, mikroplastiko yra Baltijos jūroje, žuvyse, paukščiuose. Tyrėjai rado 258 mikroplastiko gabalėlius vienoje silkėje sugautoje prie Lietuvos krantų. Tai realiai, jeigu valgot žuvytę iš Baltijos, tai gal net labiau plastiką valgot negu žuvį. Ir iš kur atsiranda tas visas plastikėlis, nu tai pavyzdžiui, jaučiu net ir šitas džemperis ar rūbai, kuriuos jūs dėvit kai kurie pavyzdžiui yra flisiniai. Kiekvieną kartą skalbiant, jie išskiria į vandenį maždaug 700,000 mikropluoštų dalelių. Ir ten tada tos dalelės per nuotekų sistemą patenka iš ten pervalytos smarvelį ir panašiai, jos patenka į Nemuno nerį, tada į Kuršių marias, tada į jūrą, tada, kadangi šiaip valymo įrenginiai negali jų išfiltruoti, jos per mažos, ir jos galiausiai patenka į jūsų žuvį ir, nu, žodžiu, žiedinė ekonomika, kaip mes mėgstam vadinti. Net pats realiai plastiko perdirbimo procesas kuria mikroplastiką, nes kai smulkinami plastikiniai buteliai arba jie lydomi ir formuojamos kažkokios naujos formos, kiekvienas žingsnis įskiria daleles į orą ir vandenį. Tai tiesiog nuolatos yra kuriama nematoma tarša, kuri pergyvens mūsų anūkus ir ten dar toliau. Ir blogiausia, kad nėra kaip išvalyti. Realiai vandens nėra kaip išfiltruoti, iš kraujo irgi su magnetu ar panašiai neišsitrauksi to plastiko. Kai jis patenka, tai jau patenka visiems laikams. Ir dabar galit jūs sakyti, kad žiūrėk, Karoli, gerai, aš tave girdžiu, bet mes turim taromatus. Taromatai yra tik, o dieve, kaip šaunu. Mes žiauriai daug surūšiavom butelių ir panašiai. Kaip sakant, susirenkam dar vieną atlyginimą kas kelis mėnesius. Ir taromatai yra visai neblogai, mes grąžinam apie 92% nusipirktos taros. Šiek tiek padeda su tuo, kad, pavyzdžiui, ant gatvės nebematom butelių ir panašiai, bet šiek tiek pažiūrėkim ciniškiau. Kas labiausiai myli taromatus, net labiau už... Benamiai. Kas? Benamiai. Net labiau už benamius
Coca-Cola, Carlsberg, Švyturys ir visos kitos didžiosios korporacijos, taip sakant. Kodėl jie mylėtų sistemą, kuri verčia juos tvarkyti su atliekomis? Todėl, kad kol egzistuoja taromatas, jie gali ir toliau gaminti plastikinius butelius. Taromatas realiai yra tobulas skydas, nes jeigu kas nors sakytų, pavyzdžiui, Coca-Cola gal reikėtų nustoti naudoti plastiką ir kažkaip grįžti prie daugkartinės taros, Coca-Cola sakytų, kam, taigi 9% yra grąžinama, sistema veikia, taigi viskas yra gerai. Bet prisiminkime chemiją šiek tiek. Grąžinti buteliai, jie dažniausiai nevirsta naujais buteliais, dauguma jų perdirbami prastesnės kokybės ten kilimų pluoštą arba parko suoliukus arba dar kažką. Užstato sistema yra nuskausminamieji, jis sustabdo galvos skausmą, bet negydo vėžio. Vėžys realiai yra pati plastiko gamyba, jeigu kam neaišku. Ir po viso šito negatyvo, kurį aš išpyliau per šitas 30 minučių, Tik 30? Gali kilti klausimas, nežinau, šiaip nematau laiko, žinok. Gerai supratau, atrodo, kad ilgo. Nudžiuginsiu, kad einam į pabaigą. Ir gali sakyti, Karoli, kaip nutraukti šitą ciklą? Ar čia jau viskas? Ar jau man išmes visus tos rūšiavimo konteinerius į rūšiavimo konteinerius ir viskas? Ar mes paskesim jogurto indeliuose ir mikroplastikė? Taip. Ir aš norėčiau palikti jūs su viltimi ir paliksiu. Tik jūsų atsakymas nėra mėlynam ar ten kažkokiam spalvotam konteinerį, jūsų atsakymas yra realiai sisteminiai pokyčiai ir jie šiek tiek pradeda vykti. Tai pavyzdžiui, yra toks dalykas kaip išplėstinė gamintojo atsakomybė. Kitaip EPR, Extended Producer Responsibility. Tai idėja, kad įmonė pagaminusi produktą turėtų būti atsakinga už tai, kas su juo nutinka, kai jūs jį panaudojate. Ne jūs, ne ten savivaldybė, ne vyriausybė. Vyriausybė vis tiek per daug užsiėmus LRT, tai neturi laiko, o įmonės, kurios pagamino. Ir Prancūzija šitam formate pirmąjo labiausiai, 20 metais jie priėmė įstatymą reikalaujantį, kad iki 2040 metų visos vienkartinės plastiko pakuotės būtų eliminuotos visiškai. Ne perdirbamos, ne dar kažkas, bet eliminuotos. Jie taip pat sukūrė remontuojamumo indeksą ir kiekvienas ten telefonas, nešiojamas kompiuteris ar bet koks kitas prietaisas, net ir buitinis, dabar turi vertinimą nuo 1 iki 10. Priklausomai nuo to, kaip lengva jį pataisyti. Įmonės, kurios kuria daiktus taip, kad jie sugestų, apie ką mes tikrai esam kalbėję, yra viešai gėdinamos. Europos Sąjunga seka iš paskos. Galbūt jau kai kurie girdėjot, aš jau kurį laiką girdžiu, kad ateina teisės ir remontą teisės aktai. Jie privers realiai įmonės gaminti produktus, kurie tarnaus ilgiau, tiekti atsarginės dalis ir skelbti remonto instrukcijas. Ir realiai suteiksim teisę daiktą labiau susiremontuoti negu pirkti naują. Bet kodėl mums apskritai reikia šių įstatymų, kodėl įmonės kurtų produktus taip, kad jie sugestų, gali kilti klausimas jum ir čia yra labai gera konspiracija, nes įmonės tai daro daugiau nei 100 metų. Ir papasakosiu apie, galima rasti daugiau istorijų, bet vieną tokį Febo kartelį 1924 metais Ženevoje, Šveicarijoje, susitinka didžiausi pasaulio lempučių gamintojai. Susirenka aišku slapčia. Osram iš Vokietijos, Philips iš Nyderlandų, General Electric iš Amerikos. Ir jie, šitos įmonės ir kartu kitos atstovauja apie 90% pasaulinės lempučių gamybos. Ir jie turi vieną didelę problemą. Tuo metu lemputės buvo per geros. Inžinieriai išsiaiškino, kad kaip pagaminti lemputės, kurios šviestų 2500 valandų. Kai kurios eksperimentinės lemputės veikia dar ilgiau. Bet problema yra tame, kad jeigu parduodi lemputę, kuri veikia metų metus, tai niekas neperka kitos lemputės, nes lemputė veikia. Taigi, susiformavo toks kartelis, pavadintas Febo karteliu, pagal Febą Apoloną, graikų šviesos dievą, labai poetiška. Ir jie pasirašė sutartį ir toje sutartyje jie sutarė apriboti visų lempučių tarnavimo laiką iki 1000 valandų.
Ne 2,5, ne 2000, lygiai 1000 valandų. Ir pavadino tai standartizacija. Tipo dėl efektyvumo. Tačiau vidiniuose memorandumuose, kuriuos dabar jau galima perskaityti, nes jie buvo konfiskuoti Antro pasaulinio karo metu, jie buvo atviri. Vienas inžinierius rašė, kad tiesiog vidutinis lempos tarnavimo laikas neturėtų viršti 1000 valandų. Neturėtų viršti. Jie tiesiog sukūrė kontrolės sistemą. Jei gamyklos lemputės veikdavo per ilgai, realiai jinai gaudavo baudą. Kartelis turėjo inspektorius, kurie tikrindavo įmonių narių lemputes. Per daug patvari, tu gauni baudą. Ir jie išrado suplanuotą senėjimą. Ir tai suveikė. 10 mečius mes pirkom lemputes, kurios buvo sąmoningai sukonstruotos taip, kad sugestų. Livermore, Kalifornijoje yra lemputė, kuri vadinama 100-mečio lemputė, kuri dega nuo 1901 metų. Daugiau nei 120 metų. Kodėl? Nes ji buvo pagaminta prieš kartelį. Prieš jiem nusprendžiam, kad produktai turi mirti. Galiausiai kartelis buvo išardytas, bet filosofija nemirė. Ji išplito. Pavyzdžiui, spausdintuvai, kurie nustoja veikti po tam tikro puslapių skaičiaus. Telefonai su baterijomis, pavyzdžiui, su obuoliuku nupieštų, kurių negalite pakeisti. Baterijų, ta prasme, ne telefonų. Skalbimo mašinos su kompiuteriniais lustais sukurtais sugesti arba pradėti gesti pasibaigus garantijai. Ir štai kodėl teisė į remontą yra tokia svarbi. Pirmą kartą nuo 1924 metų mes verčiame šitą praktiką nelegalią. Tačiau svarbiausias pokytis vyksta mūsų galvose. Turime nustoti mąstyti kaip vartotojai ir pradėti mąstyti kaip piliečiai. Perdirbimo mantra, kurią tikrai esat girdėję, yra sumažink, panaudok dar kartą, perdirb. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle, Rihanna. Bet mes fokusuojamės realiai tik į paskutinį – perdirb, nes tai leidžia mums ir toliau apsipirkinėti, tai leidžia korporacijoms ir toliau gaminti. Į ką turėtume susitelkti, tai į pirmąjį. Atsisakyk, susimažink ar panašiai. Neimkit maišelio, dar vieno, kurio jums tikrai nereikia, nepirkite vandens plastikinėme butelėje, jeigu turite tokią galimybę, nes kartais jie yra lengvesni ir viskas yra suprantama. Ispanijoje dar kita situacija. Nepirkite pigaus polistierio marškinėlių iš greitosios mados įmonių, kurios dar 50 metų leis mikroplastiką į Baltijos jūrą. Šitoje vietoje gal norėčiau šiek tiek išsiplėsti, kad apie greitąją madą daug čia nieko neturiu, tik tai realiai tiek, kiek pasakiau, bet greitoji mada pati savaime nėra blogai, jeigu, pavyzdžiui, nusiperki rūbus ir juos nešioji daugiau negu vieną kartą. Problema yra, kad žmonės tiesiog nusiperka, užsideda 2 kartus ir tipo nebemadinga, bet jeigu tu dėvi, kol susidėvi, Ar tu tikra? Tai nėra idealu, bet tai yra geriau negu dažnai keisti. Ne, taip, bet žiūrėk, mes, pavyzdžiui, kas ir čia prie marker kažkur yra, tu nusiperki ir tu po 2 panešiojimų nebegali jau maikės nešiot, nebent namie, tipo jo, okei, tada suprantu, jeigu tas skaitosi, kad namie žinai nešioju. Bet vis tiek jos bet gyvenimo ciklas jos yra, bet tipo, porą mėnesių ir tada byra ten, žinai, skylės, skylutės, tai ar tikrai greitoji mada nėra tai blogai? Yra blogai, bet kokiu atveju yra blogai greitoji mada, bet vėlgi, žinai, galim čia visi kalbėti, kad reikėtų atsakyti greitosios mados, bet dienos pabaigoje, įpirkti tuos rūbus pastoviai irgi yra, tai čia toks, žinai, tipo, svarstyklės yra sudėtingos, jeigu yra galimybės, faktas, kad reikėtų pirkti ten geresnios kokybės ir visą kitą tvarius tuos rūbus ir panašiai, bet jeigu nėra galimybių, tai nėra tiek tragedija yra labiau tame, kad dažnai rūbai, gal čia mes, žinai, Lietuvoje turim tą tokį nepritekliaus mąstymą išlikusi iš sovietų laikų, persidavusi mums vis tiek, kur mes labiau saugom, bet pasaulyje yra labai normalu nusipirkti, žinai, Zaros maikutį užsidėti vieną kartą ir išmest. Gerai. Tai jeigu, kol mes nedarom to, tai tipo, viskas yra ok. Peticija, o kai aš būsiu pasaulio prezidentė, tai visi vaikai, kurie sulauks 18 metų, gaus stipendiją
už kurią galės išleisti tik tai ant, sakykime, 2 arba 3 rinkinių rūbelių, bet Coca-Cola piano, žinai, kur ten niekada gyvenime nesusidėvės. Ir jie galės tos pinigėlius ant to išleis, bet taip mes visiškai eliminuosime greitąją madą, nes jiem gyvenime nereikės kitų rūbų, tik tai tų 3 derinukų. Ja. Tai balsuokit už mane kaip už pasaulio prezidentą. Mano balsą tu turi. Yra ir Europoje, aš dabar nepasakysiu tiksliai, kokia ten ta iniciatyva, bet čia kažkuriais metais ten turi atsirasti ant pakuočių daugiau ten žymėjimų, ten iš kur atsirado tos medžiagos ir panašiai, tai yra tų iniciatyvų. Tai kai kompanijos jums sako, kad rūšiuokite mūsų pakuotės, ar ten uždeda kažkokį tai mažą simbolinį mokestėlį, tai reikėtų iš tikrųjų prisiminti, kad kompanijos sukūrė tai, kad taptų šiukšlė, jie yra tai, kurie pasirinko medžiagą, jie yra tie, kurie galėjo padaryti daugkartinio naudojimo dalyką arba kažkokį tai papildomą, ta prasme, daug kartų papildomą arba negaminti visai. Sąmokslas veikia tik tada, jei mes žaidžiame kartu, jei mes ir toliau perkame kaltę, jei ir toliau tikime, kad kabutėse šiukšlintojais esame mes. Ir laikas nustoti žiūrėti į žemę ir pradėti žiūrėti į tuos, kurie kuria netvarką. Jei pataisote savo skrudintuvą, jūs kovojate su sąmokslu. Jei užlopote kojines, jūs kovojate su sąmokslu. Jei tą patį stiklainį naudojate 10 metų, jūs esate revoliucionieriais. Ir čia aš padedu savo bylą pasilsėti. Wow. Nu, patiko, nes čia, žinai, kai tu pradėjai kalbėti ir ten mes kalbėjome iš pradžių apie plastikinius maišelius ir tą čiuvą. Ir aš galvoju, tu man sakei praėjusį kartą, kad turbūt apie tai bus epizodas, tipo kaip apie konspiraciją, tai aš kaip ir žinau, bet galvoju, va taip jeigu tiesiog pirmą įsijungi epizodą gyvenime šitos tinklaladės ir tiesiog tu vedi paskaitą apie plastikinio maišelio istoriją, tai buvo labai įdomu. Patiko šiaip visai, kad net nebuvo tiek daug žodžių. Įdomu, aš kaip mes žinome iš mūsų ilgų diskusijų apie tai kažkada Godo kiemelėje. Man kaip ir rūpi rūšiavimas, bet aš kaip ir labai bloga, tipo, žinai, gamtos saugojama. Ne labai bloga, bet žinai. Tai visai įkvepiantis epizodas, iš tikrųjų, galbūt šiek tiek kitoks tematiškai nuo mūsų įprastų, žinai, bet tu darai Dievo darbą, švieti visuomenę ir už tai aš tau dėkoju. Tikiuosi, kad visuomenė yra apsišvietus dabar, apšviesta dangiškos šviesos. Ačiū, kad išklausėjai. Čia tas, kaip irgi esam kalbėti, vienas iš tų epizodų, kur turbūt nuo tada, kai pradėjom galvoti apie šitą podcastą, aš turėjau šitą idėją, konceptą galvoj, kad būtų įdomu pažiūrėti tai per būtent konspiracijos prizmę, ne per ten, žinai, dar vieną kažkokią tai reklamytę ten rūšiavimo ar kažką, bet būtent per konspiracijos. Tai buvo įdomu, buvo ir naujų dalykų, kurių atradau, jau tokių konkrečių, kaip tas pats kartelis, apie kurį pabaigoje pasakau. Kaip ir žinojau, kad buvo net irgi apie Apple kažkuriais metais tyrimas, kad ten senesniai phone'ai, kai atnaujinama jų operacinė sistema, Apple ten kažką darydavo, kad jie prašiau pradėtų veikti, ir tu norėtum naujo iPhone'o ir panašiai, dabar jie to teoriškai kaip ir nebedaro, nežinau, ar ten kažkas dar patikrina, bet kaip ir turėtų nebedaryti, nes buvo prigauti ir davė per nagučius jiem. Tai jo, ar čia daugiau yra tų visokių dalykų, kurie ir nelabai telpa į epizodą, bet ką žinau, įdomu, smagu, kad Europa eina pusėtinai gerų kelių. Nėra, kad iki galo šiaip geru, bet... Įdomu, žinai, kas įdomu? Epizodas įdomu, bet dar kas įdomu, ar mes galime sakyti, kad tai yra konspiracija? Ta prasme, vis to... nes tu šiaip viską pateikia kaip faktą, žinai, apie ten tas korporacijas su buteliukais ir taip toliau. Ir tipo, tai yra visiškai logiškai suvokiamas faktas. Tai, ta prasme, ar mes, kodėl mes sakome, kad tai konspiracija, nes čia pirmą kartą gyvenime 100%, visiškai 100% iš bet kokios bylos, žinai, yra taip, tai yra tai. Gal dėl to, kad mes nelabai kalbam, kad tai yra faktas, ta prasme, nėra normalu sakyti, kad, žinai,
tegul Coca-Cola negamina plastiko pakuočių, ar ten bet kas, nes dar yra, kas nebuvo paminėta, pavyzdžiui, grožio visa industrija, kur irgi atskiro epizodą galima padaryti, nes ten yra daug produktų, kurie, pavyzdžiui, nežinau, tos pudros kokia nors, ar ne, tai ten yra plastiko pakuotė, tada aliuminio tas dalykas, kurio yra suspausta pudra ir dar yra veidrodėlis ten. Tai tų dalykų yra daug ir konspiracija mano suvokime labiausiai kyla iš to, kad mes vis dar esam susifokusavę į tai, kad mes turim kažką padaryti su galutiniu produktu. Mes per mažai galvojam apie tai, ką mes galim, kaip padaryti, kad nebūtų to galutinio produkto. Okay. Ir va čia man yra tas konspiracijos elementas, nes mes kaip ir, čia yra logiška, ta prasme, tai negaminkim, tiesiog negaminkim plastiko, ta prasme, kame yra problema, bet mes dedam, žinai, visus resursus, kad o dabar nuo Liepos mėnesio vienkartiniam pakuotėm taikomas ten 10 centų ar kažkoks mokestis, kai tu perki ten, žinai, kavos kažkokį padelį. Bet, pavyzdžiui, man tai atrodo labai paprastas irgi sprendimas maišeliai tie patys, ar ne, arba tos pačios pakuotės. Tai padarykim, kad maišeliai kainuotų 5 eurus, pavyzdžiui. Tik plastikiniai maišeliai, bet maišelis kainuoja 5 eurus. Tai visi nusipirktų vieną maišelį, kurį nešiotų pakankamai ilgai. Ir tu tada, eidamas į parduotuvę, nepamirštum staiga, kad tau reikia maišelio, nes arba tu mokėsi 5 eurus ir tada tu saugosi tą maišelį. Tarpsme, tiesiog užkelkim nesveiką kainą, taip netitiks produkto vertės, bet problema kristų gerokai. O dabar, padarė maišelius po 1 centą, maišelių naudojimas sumažėjo ten kažkiek, žinai. Tai padarykim po eurą tie, žinai, gerai, daržovių maišeliai, aš kinda gal ir gerai, kad po centą, bet tie visi šiai produktų maišeliai tiesiog galėtų būti brangus ir, žinai, pasikeistų įpročiai labai greitai. Nežinau. Bet ne, geriau nupieškim banginį ant papirinio maišelio ir sakykim, kad šitas maišelis išgelbėjo ten banginį ir mes paukosim 2 centus banginių saugojimo fondui. Kaip jau galėjote suprasti, tai yra vienas iš Karolio ypatingųjų susidomėjimų, tai yra gamtos išsaugojimas, recyklinimas, perdirbimas ir taip toliau, tai pasiruoškite paskaitai po paskaitos, nes Karolis jau pradėsiu seriją. Aš esu vienam neteisingam klausime, žinai, per vieną neteisingą klausimą nuo to, kad šitas epizodas būtų 5 valandas. Ne, šitas epizodas, žinai, užsibaigs tuoj, bet jeigu bus bent vienas pozityvus komentaras, kad jums patiko, tai turėsim podcast'o sukinį. Sukinį, jo. Sukinį, kur bus fermentuotos atliekos, atspėju, nežinau, darbinis pavadinimas kol kas. Ten jau to šoninis projektelis, jau tu sugalvosi, kaip jį ten pavadinti. Ne, viskas, pašnekėjau, aš dabar ramus kurį laiką ir apie šitą savo specialų interesą. Tiesiog, žinai, nešnekėjau ilgą laiką apie tai reikėjo išsišnekėti ir dabar porą metų vėl galiu būti tylus ramus. Taip, nes mes praėjus kartą kalbėjom, tai mes nuo Dievo, tikrai kokias 3 valandas kalbėjom apie visus šitos rūšiavimus ir dalykus. Jo, nes čia yra daug... Tai kaip Karolis ir sako, čia dar suktiniui pasiliksim, kas liko. Jo. Čia bus nemokamam Patreono tiere papildomas turinys, kur gal aš sumoku jum, kad jūs klausytumėte. Ne, viskas. Žodžiu, tai... Nebent turi dar klausimų pastebėjimų. Klausimų pastebėjimų, tai neturiu, labai patiko man tas versliukas tos šeimos, tikrai toksai įdomesnis, žinai, už dėžutės ribų pamastyta buvo. Tai tas patiko, šiaip tai neturiu nei klausimų, nei pastebėjimų, ačiū, labai buvo tikrai įdomu ir vienok kitok tiktok. Tai tikrai toks įdomus, gražus, geras pasikeitimas, edukacinė programa taip pat ir gal ir tiek iš manęs. Tai ačiū tau dar kartą, kad išklausai. Ačiū tau. Ačiū kiekvienam mūsų klausytojui, žiūrovui
vartotojai mūsų šito turinio. Atsiprašome, jeigu kas ne taip. Ir kaip visada norim padėkoti mūsų ištikimiausiems Patreonams. Reinaldui. Evelinai. Kamiliai. Beatričiai. Ne, reikia sakyti Ir man atrodo, Beatričiai. baigęs. Nuleisti intonaciją sakinio pabaigoje. Taip. Tai ačiū Jums, ačiū mūsų komentuotojams, ačiū laikintojams ir visiems kitiems. Ir kitame epizode susitiksim išgirsti Rugilės istoriją. Kokia tematika bendrinė, kas čia galvoju? Seniai turėjom, seniai turėjom, aš manau, kad normalų tokį tikrai nusikaltimą, nes praeis kartą aš darau nesotam kažką prieš tai kultai, tai manau, kad tiesiog kraujuotai. Aš net buvau šitą pagalvojęs anksčiau, aš prisiminiau dabar gerai, kad pasakai, kad tikrasis nusikaltimas, nes mano ankstesnis pagalvojimas tada tinka, nes jeigu būtų netikrasis nusikaltimas, tai būtų sudėtingiau, bet Rugilė turi kitą savaitę. Ta prasme, neįtikėtina istorija. Tai yra netikėta, žinau, apie serijinį žudiką, bet ir čia aš daug negaliu sakyti, neišspoilinant, bet realiai tai yra istorija apie pirmą serijinį žudiką kūdikį. Kaip jisai žudė ir kas ten buvo, aš neturiu komentarų, jūs sužinosit kitą savaitę, turėsit įsijungti. Bet ta prasme, patikėkit manim. Bus stipru. Jo. Nu, kiek gali būti stiprus kūdikis, bet... Nu, pagal aukas sprendžiant gana stiprus. Pagal aukų kiekį, jo. Ir kaip jos atrodė, Nu, mes pamatysim ten visokių vaizdų čia. Žodžiu, kitai savaitai. Kitai savaitai čia toks, sakykime, buvo šiek tiek numestas jum, tai... Užkandukas. Užuomina ir iki kitos savaitės, man atrodo, viską padarėm, ką turim padaryti. Tai jei prisijungite prie Patreonų su kodu Tanoka15, Tanoka kaip Tanoka Berdas, kaip girdi, tai prašo ir tada 1.5 ir gausite, neatsimenu, ką čia jau Karolio dalykai, jisai viską organizuojama. 15% nuolaida pirmo mėnesio narystė. Gal netikėtai bus daugiau, pavyzdžiui, procentų nuolaida. Čia jau kaip Karolis jausis, kai montuos šitą epizodą. Jo, kodas gal ir 15 sako, bet gal bus 7. Niekas nežino. Aš irgi dar nežinau. Žodžiu, laikas parodys. Gerai, tai ačiū tau, ačiū jums. Už nuolaidas. Mylim. Bye. Ačiū visiems. Mylim. Bye. Cheers.